taikinį mes matom tenai. Parodyt, kad galima inicijuoti nuotoliniu būdu, jeigu yra spragmuo virš taikinio. 700 eurų. Sulyginkim? Jo. Ir tada dar sulyginkim atstumą, iš kurio tu dirbi ir paleidėjo saugumą. Ir dabar bus pirma programa 3 milijonai, tai yra susijęta su parama Ukrainai, tai FPV dronai. Ir tada eina 7 milijonų dar paketas, kur jau eis įvairių rūšių dronai. Ir FPV, ir žvalgybiniai, ir įvairūs kiti, kuriuos čia irgi matome. Be jokios abejonės tai yra sąsaja su parama Ukrainai. Bus perkami dronai ir jie bus teikiami kaip parama Ukrainai. Ten bus testuojami, technologijos naujausios tikrinamos ir tada jos bus perkeliamos atgal į Lietuvą. Atsakant iškart į klausimą dėl kada gamintojų dronai labiau integruosis į Lietuvos visą ginkluotasias pajėgas, yra vienas momentas, kurį mes jau sprendžiam, bet dar šiek tiek reikia laiko. Tai yra priklausomybė šiokia tokia nuo kinietiškų detalių. Jūs puikiai žinote, kad teisinė bazė Lietuvoje mūsų ginkluotosiom pajėgom kariuomeniai kinietiškų detalių technologijų naudoti neleidžia. Mes padarėm išimtį, labai greitai padarėm išimtį paramai Ukrainai ir eksperimentavimo mokslinio tyrimo tikslams. Taip kad judam į priekį, kai tik tai bus padaryta, iš karto atsiveria galimybės visiškai kitaip persiplanuoti ir pastatyti visą mūsų pramonę ir ant Lietuvos kariuomenės poreikių. Gal net ir į šitą programą, kurią pradėsim dabar, ar ne, 3+7. Galbūt netgi spėsim įdėti ir, pavyzdžiui, dronus FPV ar kitos rūšies mūsų krašto apsaugos savanoriškom pajėgom. Skrydis vyksta automatiniu režimu. Turinė misija yra žuvusi 2,5 litrų svorį. Ką varkšta? Informacija skaikians komandai, kad koordinatą numeta vieną. Dronas atliko savo darbą, grįžo į savo bazę. Mūsų dūminę raketą. Šiek tiek statistinės informacijos, kad tikriausiai 10 FPV dronų reikia nukilinti priešo tanką. Paskutinis pasirodymas iš tikrųjų ir su šituo pasirodymu aš norėčiau padėkoti visiems dalyviams, kurie pristatė savo produkciją čia.